Sveiki žvėjai. Sveiki. Šiandien mūsų studijoje vieši Valdas, kol niekaip neišeina susitarti su žiema ir iš tikrųjų pavojinga dar lipti ant ledo. Nors jau, kai matysite mūsų šiandieninę laidą, šią savaitę truktelėjo šaltukas, tačiau mes organizavome žūklę savaitės pradžioje, kai dar ledas tikrai buvo silpnas ir nesinorėjo rizikuoti. Taigi nusprendėme paprašyti Valdo kaip ir pagalbos, net ne tai, kad pagalbos, ir išsiųsti jį vieną gaudyti žieminių upėtakių. Tikrai tai yra įdomi žūklė ir nereikalaujanti didelio kolektyvo, dėl to, kad tai yra vienišių daugiau skirta žūklė ir mes nenorėjome Valdui lipti irgi ant galvos ir visų būrių važiuoti upėtakiauti, nes dažniausiai upėtakinės upės būna nedidelės, upėtakininkai mėgsta slėpti savo mėgstamiausius ruožus nuo kitų žvejų, nes kaip žinia tikrai nėra daug Lietuvoje šios žuvies ir nesibūriuoja į vienas vietas, kad galima visų kolektyvų važiuoti, juos ten gaudyti vieną po kito. Taigi, dėl ko Valdas važiavo gaudyti upėtakių ir dėl ko mes nusprendėme jį nufilmuoti šioje laidoje, dėl to, kad jis, kiek žinau, aibę metų žvejoja, jo tai yra vienas iš mėgstamiausių žvejybos būdų. Kiek metų žvejoja Valdai upėtakis? 14, 20. 20 metų, tai aš manau, kad visi išbraidyti čia aplink Vilnių ir ne tik upeliai. Oi, tai jau tikrai žinok, kiekvienas, kaip sakoma, kudrabalis išlandžytas. Ir bebrų irštvos. Taip. Nu tai trumpai, Valdai, pradedame. Pakalbinsime tave apie pradžią, nuo ko reikia pradėti gaudyti upėtakius ir kuom juos reikia užbaigti gaudyti. Ir dar noriu visiems priminti, kad upėtakį galima imti nuo 30 cm ir 3 vienetus. Neskaitant, kur yra licenziniai ruožai, ten yra nustatytos savos taisyklės, pavyzdžiui, kaip Merkio klubo ir taip toliau. Nu, čia reikia, kaip visada prieš žvejybą, pasidomėti, ką darote, kur važiuojate ir kokios yra galiojančios šiuo metu laiku taisyklės. Pradėjau nuo savo vieno iš mėgstamiausių Marijos voblerių. Varlinės spalvos, samaninis, raudonų pilvų, bet vandens matomumas nėra labai didelis, tai kad reikės pakeisti ryškesnį šiek tiek. Ir štai, su raudona nugara. Taip pat pakankamai kibus, matot, visas apdraskytas. Ypač veiksmingas, kaip vandens matomumas nėra geras, bet jis pramuša iš tikrųjų. Pats tas. Kaip tu pasirenki upę? Pagal metų laiką? Pagal ką tu nusprendi, kad būtent važiuosi į tą, o ne į kitą upę? Nes, kaip žinia, Lietuvoje nėra viena upėtakinė upė. Ne, yra tikrai visa begalybė. Ten mažesnių, didesnių, molingų, žvirgžduotų, miškinių, laukuose, visokių. Visokių tipų upių. Iš tikrųjų, kaip matėte, buvo atledys didelis, paleido iš tikrųjų sniegą, vandenį. Aš žinau tikrai ne vieną ir ne dvi upės, tai leiskim, yra viena taip pat žiemą labai gera upė, bet jinai bus jau automatiškai drumsta, nes iš tikrųjų nuo laukų plauna
molį ir ten nebus jokio matomumo ir žuvis, paprasčiausiai nematys masalo. Įmeti masalo, jisai matosi 10 cm vos po vandeniu. Tai va, iš tikrųjų nuvažiavau, aišku, į kitą upę, jausdamas, kad ten vanduo turėtų būti geras. Dar nuo tilto pažiūrėjau, viskas gerai. Ir sakau, operatoriui, važiuojam, bus žuvies. Tai kaip suprantu, pasirinkimas vyksta pagal tai, tu žinai, kokie krantai yra, ar tai molingas, jeigu daug yra lietaus, ar atleidžia sniegą, tai tam tikrose upėse reikalinga bent jau 3-4 dienas, kad nusistovėtų orai, kad pratekėtų tas visas purvinas vanduo. Taip, iš tikrųjų, kad išvalytų jį, būna netgi ir iki savaitės pritrunka, ant tiek tokios molingosios, geros labai, bet... Tai žodžiu, pasirinkai tokią upę, kurios krantai tokie švaresni, gražesni, be molių, daugiau smėliuko. Taip, žvyrelis, viskas, ten labai pakankamai, vandens matomumas geras. Na, tarkim, žvejys atvažiuoja prie upės ir pradedančiajam, tarkim, upėtakių žvejui, ką tu parekomenduotum, kur pradėti ieškoti šaltuoju metų laiku, kokiose vietose to upėtakių, nes upės, tarkim, yra ruožas ilgas, didelis, begalinis, kur jam eiti. Aš atsistojęs, pavyzdžiui, nu ko čia pradėti, kažką tai bendrą supratimą turiu, bet gal tu papasako konkrečiau žvejui, kur reikia surasti tą upėtakį? Iš tikrųjų, tai žieminis jis yra po neršto, automatiškai jisai ilsis. Kur jis gali ilsėtis? Ilsis jisai duobėse ir ilguose ramiuose ruožuose. Tai reikia, žodžiu, orientuotis tikrai tam tikrus ramesnius ruožus. Taip, nes ant greitos tėkmės žuvies nebus, aš duodu 100%. Nes jinai, jai, suprantate, reikia eikvoti energiją, kad jinai laikytis. O jinai po neršto nori pailsėti ir guli savo, laukia kokio varliuko praplaukiančio arba mano vobleriuko. Na štai potenciali žieminių upėtakių vieta, ramuma, biškį išeina į sekliuką ir ten va duobė. O ten jis galėtų ir stovėti. Ką, pabandysim. Norėjau pasakyti dar vieną pastabą, kai gavote upėtakį žiemą, nedarykite ten 1-2 metimų, iš tikrųjų reikia duobę patikrinti nuo pradžios iki galo. Tai gali būti 15-10 metimų. Jeigu jau tikrai įsitikinat, kad jo čia nėra, žygiuokit toliau. Yra. Keliauk. Kaip nuėjo. Pirmasis atidarymas pavyko. Oi, išlipti neįmanoma, kokie slidūs krantai. Iš tikrųjų smagu, nėra nieko smagiau, kaip
pagauti pirmąjį žieminį upėtakį, iš tikrųjų įspūdingo dydžio. Nu, nėra jis labai jau įspūdingas, bet nu, vis tiek 40 gerų centimetrų, manau, kad ne kiekvienas pagauna. Nuo kokių spalvų reiktų pradėti, pagal ką spalvą pasirinkti atvykus prie upės? Nuo vandens skaidrumo, žinoma. Jeigu jis nėra pakankamai toks skaidrus, na, matomumas daleiskim koks, nu, metras, taip būtų. Tai ir renkuosi, žinoma, ryškesnės, tai kaip tokio tipo spalvos. Tokia, kuri iš tikrųjų labai gerai pramuša drumstą vandenį. Jeigu vanduo šiek tiek skaidresnis, tai renkuosi geltoną su morkiniu, su raudona nugara. Žinoma, savo pamėgtą varlę, kaip aš ją vadinu, su raudonu pilvu. Na ir savaime suprantama, jeigu labai skaidrus, tai kuo skaidresnis. Taip, natūralesnis, jo, iš vis gali būti grinai natūralus, bet rudas ešeriukas, labai rudas spalva iš vis upėtakis labai mėgsta. Vis tiek jam primena kažkokį tai, varlę tą pačią. Gerai, išsirinkom masalą, tarkim, pravedimo kokią techniką, žiemą. Būtent žiemą aš iš tikrųjų vedu labai ramiai, labai, vos kartu susrovę ir karts nuo karto nedarau tokių agresyvių judesių, bet švelniai, taip užvediu ir jį paplukdo, biškį vėl ir tokį labai, taip, sužeista žuvelės, kad kuo praeiti ramiau, sprunkančia, gal, kai būna tie kūjagalviai vadinami, jiegi kaip juda prie akmenio, tai greitai, žinai, tokiais. Teko ne kartą matyti, kada perbridinėjai upę, tai kaip jie bėga nuo tavęs, ir sustoja. Jo. Atsikabina, na ir nieko. Ieškosim toliau. Upėtakis, žinoma, buvo gerų, tokių 35 cm, manau, kad matėsi iš tikrųjų. Operatorius viską padarė gerai. Na ką, žygiuojam. Tikiuosi ne paskutinis. Na, iš tikrųjų, upėtakinė žvejyba reikalauja daug fizinių jėgų, reikia nemažai kilometrų nueiti, patikrinti daug vietų. Žinoma, žiema yra toks metų laikas, kada tu gali nesulaukti nei vieno kibimo paprašė, bet šiaip, iš esmės, labai įdomi žvejyba, sportiška. Tikrai smagu pasivaikščioti galų gale šviežiam ore, nesėdėti mieste. Na štai dar viena iš tikrųjų perspektyvi vieta. Srovė per vidurį sulėtėja, pagilėjimas lengvas toks. Taip pat gali čia tūnoti upėtakis.
Man visada iškildavo bent jau asmeniškai klausimas dėl meškerės pasirinkimo, nes aš nelabai mėgstu gaudyti upėtakius ir per daug nepropaguoju tos būtent žūklės. Bet tikrai prisižadu, kad kitą kartą važiuosiu su Valdu, bandyti pagaudyti upėtakių, tikrai įdomus. Gerai, prašom, pakankinsim, praeisim kokį 10 km. Jokių problemų čia. Ir vat, man asmeniškai tai toks klausimas visada iškildavo, kokią meškerę pasirinkti, nes įvairiausių tų meškerių yra. Ir ką tu parekomenduotum, kokį ilgį, kokia gramatūra turi būti išmetimo akcija, kažkokia tai tokia, nesigilinant į subtilybės, tokį universaliausią įrankį. Šiaip universaliausia meškerė būtų light tipo, apie 2,20 ilgio, panašiai iki 8 gramų. O kokia akcija turėtų būti, ar greita, nes yra pasirinkimas, tarkim, imant tų light įrankių arba mikrodžik vadinamų, jos būna klijuotam viršūnėm, būna, kad visas kotas dirba. Šiaip man labiausiai patinka su tobula tipo viršūnė, jokių klijuotų, nes klijuoti yra džiginė ir tokios medium akcijos, kad linktų nuo vidurio panašiai, vis tiek aš žuvies upėtakio praktiškai nekertu. Mažai kada kertu, kad jinai pati užsėda ir meškerė sudirba ir labai gerai laiko žuvį būtent. Tarkim, ir yra didelės upės kaip Mirkys, Žeimena. Tai universaliausias 2,20 būtų, nes... 2,4, aš šiaip man patinka iš tikrųjų 2,40, ypač tai, jeigu iš vis nedidelis upelis, tai tau nereikia eiti šalia vandens, rodytis, tik galų neiškiši ir apdirbinėjai. Ta būtent tas vietas. Žodžiu, nereikia baidytis ilgos pakankamai. Ne, nereikia. Ir nereikia gaudyti su 1,80 m, nes nepatogu užmest šakos ar kažkokie tai vasarą šendrės kažkokias. Maišysis. Tai kaip matot, šiandien yra šiek tiek minusiuko, -2. Iš tikrųjų, jeigu žvejotumėt su pintuvolu, jums būtų dar didesnis vargas, nes momentaliai jums surinktų vandenį ir užšaltų jums žiedai ir mėtyt būtų žymiai sudėtingiau. O čia padarai kokį 15-20 metimų, pravalai ir viskas. Ir aš šiaip iš esmės pinto nelabai naudoju upėtakiam, nes pakankamai jis neturi jokio tamprumo ir bent jau man, kiek aš bandžiau nuo pinto valo upėtakiai atsipurtindavo paprasčiausiai. Ir tiek, nes išsidaužo jam burna ir nuo trišakių jis atsipurto. O tamprumas, kada yra gavote monofilamentų, tai vis tiek yra amortizacija. Ir bent jau man tai žymiai lengviau gauti monofilamentų negu su pintu. Yra, dar vienas yra. Tamsus, panašus į patiną. Aišku, jis netoksai kaip vasara. Oi, gražuolis. Štai matot, aplypęs visas dėlėm, kuris stovi geras 40 cm. Na ką, keliau gražuolį atgal. Žvejyba pavyko jau.
Na štai prieėjome pakankamai gilią duobę. Šitas jau vobleris yra šiek tiek persekliai neriantis. Užsidėsiu giliau neriančią Mariją, geltonas ir raudonų pilvų, nes šiandien, kaip pastebėjau, iš tikrųjų ima tokius, nes vanduo šiek tiek yra drumstokas, tai tokius holograminius į gelsvumą kažkas varinis tiko puikiai. Bet tuose vietose biški Marija buvo per giliai nerinti, tai jinai nelabai man ir tiko. O šitoj vietoje jinai bus pakankamai pats tas. Kaip aš manau, tokius pagrindinius akcentus ir sudėjome, kad reikia, reziumuojant, pirmiausia, važiuoti žvejoti, antro vietoj pasirinkti pagal oro sąlygas upę, tada rinktis žiemą ruožus ramesnius, Taip, ramius ruožus, duobes, kurie galėtų pasislėpti nuo srovės. Masalai savaime suprantamas spalvos pagal vandens skaidrumą. Kuo skaidresnis, tuo natūralesnis. Taip, tuo natūralesnis. Tuo agresyvesnės spalvos. Na ir meškerės tipas nuo 2,20 iki 2,40 priklausomai nuo upės ir nuo kaip prie rankos limpa. Valas monoflamentas. Taip. Ir viskas. Ir pirmin. Ir kantrybė. Kantrybės, daug kilometrų kantrybės. Ačiū tau, Valdai, už šitą šaunę žūklę. Manau, kad kitą kartą tikrai pasijungsiu ir aš su tavim kartu paukoti. Mielai, prašom. Na, o mes vėl, kaip sakoma, laukiame ledo ir manau, kad jau tikrai jisai atsistos, sutvirtės ir jau lipsime trečią kartą ant pirmo ledo. Taip kad susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Viso geriausio.